Sveiki, mėlyje. Na, šiandien tikrai, kaip ir šventinės dienos, bet jinai man labai tokia lietinga, tai man yra labai darbinga. Tai vat, noriu pasidžiaugti, kad aš vėl radau. Man iš manęs daug kas juokiasi, sako, nu tu vis ir atrandi. Atrandu todėl, kad domiuosi ir ieškau dėl savęs. Buvau jau ir ne tai, kad buvau, ir esu, ir atradau, ir vartoju, ir man labai tinka, ir patinka, ir aš jau sakiau, kad jau viskas, aš jau nieko man nebereikia. Na, bet toks buvo pasiūlymas paklausyti labai gražus prezentacijos. Ir juo labiau lietuviškai. Buvo pasiūloma rusiškai, bet aš būčiau tikrai nesusidomėjus, nes tam to laiko aš šnekėjau apie vieną produktą, o čia lietuvių mūsų tokia. Nušrytė Lietuvoje turi visus vertimus, veda lietuviškai, turi jų rezultatų, nors Lietuvoje šita kompanija, jas vadinasi, jas Global, tik tai 4 mėnesiai, o rezultatų jau mes turim ir aš pati jau turiu. Ir bus pačios kompanijos bus metai tik tai Liepos mėnesį. Ir bus planuojama rudeniop, kad ir atstovybė bus Europoje, o ta, kaip sakant, Europa tai bus Lietuva, nes Lietuva labai didelė apyvartą daro. Tai va, ta kompanija yra registruota Malaizijoje ir pati kompanija yra gamintoja. Produktai turi pasaulinius sertifikatus, atlikti klinikiniai tyrimai. Tai va, vienu žodžiu, o ir jį daugiau, kaip pasakyti, aš vartoju visą laiką papildus, bet ne visada tie papildai gali mums ir įsisavinti, reikia pasivalyti organizmą. Tai čia šita kompanija, man sako, ir sužavėjo, kaip sudėtimi, kadangi čia yra kamieninių ląstelių maistas ir iš augalų, augalinis yra. Tai va tas man ir sužavėjo labai, kad yra paprastos sudėtis. Smulkiau pasigilinus, tikrai pamatysim, kokios ten yra sudėtis. Aš ir pati jau, žinau, labiausiai sudomino tai valymo priemonė organizmo. Kolangardas, va, kokios dėžutės va, yra, kaip šokoladukai, kažkas man nesakė, sako, tai to šokolado plytelės. Tai va, kolangardas, tai va, dėžutė yra 15 vienetų. Ir užtenka mėnesiui, išvalo virškinamąjį traktą, gerina ir kepenų veiklą, valo į toksinus ir iš inkstų, ir iš kepenų, valo parazitus, padeda sureguliuoti svorį, nes mažina apetitą. Čia tai tikrai. Ir dar daugiau yra visokiausių aprašymų, kai aš jau šnekėsiu būtent apie vieną produktą, tada aš jums ir papasakosiu smulkiau. Dabar tik tai noriu apie visus po truputuką papasakoti. Valo labai švelniai. Nereikia bėgioti paskui į tualetą, nors aš labai bijojau. Prieš kai aš jau jį turėjau, aš važiavau į šitą Aukštaitiją. Bet į Žemaitijoje gyvenu, tai žinokit, bijojau vartoti, galvojau, reikės laksyti, bet dėja galėjau jų vartoti, jisai labai švelniai ir geriamas yra vakare, viską jisai ten pareguliuoja, o ypatingai kas turi užkietėjusius vidurius, tai čia wow, super yra. Kitas yra sunraisas, va. Tai čia yra atjauninimas ir atmintį stiprina, ir cukraus kiekį reguliuoja, ir kraujotaką reguliuoja, ir kraujo spaudimą reguliuoja, tikrai energijos duoda, nes gerimas yra ryte prieš valgį. Žinokit, labai puikus dalykas ir daugiau visokiausių dalykų daro. Čia yra šveicariškas obuoliukas, apie jį irgi bus atskirai kalbama kitą kartą. Ir sunsetas. Tai jis yra antistresinis, raminantis ir padeda sureguliuoti miegą. Jisai, kaip kas šiais laikais neturim nerimo, kaip kažkas tai sakė, sako, ne, aš gerai miegu, tai čia ne vien dėl miego, žinokit. Ir sakau, o atsiliepimus aš dar, būtent, ką aš jaučiu, tai aš dar padarysiu atskirai, o šitą ir rekomenduojama naudoti, nes geriau veikia trikampis. Tai yra kolangardas geriamas vakare, po valgio
kai daugiau nebevalgom. Tada suncetas prieš miegą, čia yra tabletikė, o tik tai yra milteliai. Tabletikė su čiulpiam, ar 3 dalis tabletikė pasidarom, čia pagal reikalą. O ryte geriam sunraisą, kad turėtume energijos, kad nepavargtume. Vienu žodžiu, visas trikampis. Tai čia kaip kažkas tai nori tik tai vieno kolangardo išsivalyti, bet tikrai rekomenduoju 3, nes jie vienas kitą papildo. Taip, kad reikia būtinai, sakau kaip aš, būtinai, poveikis toks. Dar kitas yra produktas moteriškinis moterim, tai kur reguliuoja ir hormonų pusiausvyrą, atitolina menopauzę, skausmingo menstruacijų ciklui, padeda pačiai menopauzijai, gydo makšties infekcijas. Tai vienu žodžiu, irgi šitas produktas yra geriau pasivalyti organizmą ir po to yra vartoti, nes kadangi gali vėl visokiausių tokių niuansų būti. Ir tas trikampis, kaip aš sakau, iškelia tas tikrai mūsų problemas, tikrai suaktyvina, gali ir kraujo spaudimas pakilti, ir cholesterolis padidėti, ir cukrus gali padidėti, bet paskui pradeda tvarkytis. Padaro tas, ką reikia, ir paskui, vienu žodžiu, slopina viską. Ir aš tikrai neturiu nei tų dėžučių, nei pati esu pirkus vyriškiniai. Vyrams yra irgi Alpha Max M, tai didina potenciją, padeda nuo prostatos, adenomos, nevaisingumo ir impotencijos, gerina erekciją. Ir paskui dar yra Alpha Max kava, kavos gėrimas. Irgi vyram kažkodėl labiau myli. Čia taip juokiuosi. Tai vat, kavos gėrimas 3 viename. Atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir tas Alpha Max M. Ir dar plus prideda energijos. Tai vat, gyvenkim sveikai ir laimingai. Ir kreipkitės, tikrai suteiksiu informacijos ir dar kaip pasakyti, kada padarysiu po savo liudėjimus. Dabar tik tai supažindinau, nes apie tos produktus, apie kompaniją ir kad čia yra ląstelinė mityba, būtent iš augaliukų, daržovių, vaisių. Tai čia tikrai labai gerai.